Taigi toliau mokomės kurti savo gyvenimą praktiškai. Kad būtų suprantama, kas vyksta dėkingumo metu, pasakysiu, kad jeigu jauti dėkingumą ir emocijas, kiekviena mintis, esant dėkingumo būsenoje, praeina per mūsų kūną. Ir mūsų kūne vyksta apie 1200 cheminių reakcijų. Pagalvokite, vieno dėkingumo emocijos, 1200 emocijų vyksta mūsų kūne. Štai koks galingas dalykas yra dėkingumas. Žmogaus kūnas nuo tokių reakcijų pradeda atsistatyti, atsinaujinti, atsikurti, tampa stipresniu. Tik tai 10 minučių užtenka pajausti dėkingumą ir jūsų kūne įvyks didžiuliai pakeitimai. Dar vienas svarbus momentas. Turėkite laiko atsisėsti ir atsiverti visatai kvantiniam laukui. Šitas atsiverimas labai svarbus. Nes streso hormonai sukuria įvairias bangas, o čia mums reikia praktika, kad streso minčių ir streso hormonų nebūtų. Kuo dažniau darysite šitą visą, tuo mažiau streso bus. Kas didžiausias mokytojas buvo jūsų? Didžiausias mokytojas tai buvo gyvenimas. Jis ir mokė mus stresuoti. O aš darau dabar taip, kad mano mokytojas gyvenimas mokytų mane gyventi naujai. Aš pasakysiu taip, kad ne bakterijos daro mus ligotais, o mes patys, mūsų mintis daro mus ligotais. Nėra tokių bakterijų, kurios nešiotų mano vardą. O reikia suprasti, kokiame gyvenimo taške per dieną aš nustoju tikėti, kad pats sukuriu šitą gyvenimą. Dėl to reikia tas ribas stumti vis tolyn to gyvenimo, kurį nori turėti per dieną. Kai bangas jūroje reikia mokėti stumti, jomis gyventi ir nepasiduoti. Mums nereikia savęs tenais panardinti kažkokią tai seną Himalajų išminties mokyklą. Užtenka daryti tai, ką dabar pasakoju. Ir mes savo gyvenimą inicijuojame. Dabar tu turi popieriaus lapą ir pamiršk visas knygas, susirašyk tais dalykus, kurie tau svarbiausi. Koks tavo gyvenimas turėtų būti.
numeris 1. Tai, kad ką aš darau, tai būtų dieviška, kontaktas su dieviškumu. Kai susijungiame su dieviškumu, dieviškumas atsiliepia į mūsų mintis. Antra, tai, kad mes esame savo gyvenimo kūrėjai, o ne aukos. Ir jeigu mes investuojame laiką į savo šitą gyvenimą, mes investuojame savo gyvenimą gerinimą. Kai tiki savimi, tai tiki savimi. Reikia sustoti ir surasti laiką, atleisti save, atleisti kitus, atleisti save ir pradėti naują rytą nuo naujo balto lapo, nuo padėkojimo, nuo išdidaus dėkingumo. Tegul tai būna pastoviai ir tai praeis pro mus kiekvieną rytą ir mūsų protas bus panašus į tokį naują gyvenimą. Mes pradedam daugiau mylėti, mes daugiau atiduodame. Tas protas dieviškas jis yra pats didžiausias ir mes atėjome prie jo ir mes esam panašus į jį. Dieviškojus protas tampa mūsų protu. Dieviškosios žinios tampa mūsų žiniomis. Ir mes neturime poreikio kažkam tai patikti, kažkam būti pripažinti. Mes laimingi tam be jokių priežasčių, kad esame panašus į išsiliejam su dieviškumu. Ir paskutinis klausimas yra, koks didingumo tavo yra pasirinkimas. Pasirinkimas turėtų būti toks, būti didesniam už aplinką, didesniam už savo kūną, didesniam už laiką. Jeigu visą tai padarysi, tu būsi didis. Jeigu būsi didesnis už savo kūną, už savo aplinką, už savo laiką, tu būsi didis. Jeigu nori gyventi kūrybos procese, tai tampi vis geresniu. O jeigu nori tik tai išgyventi, tai yra kitas dalykas. Gyventi kūrybinė gyvenime yra menas. Jeigu tu savo gyvenimo didžiąją dalį panaudoji savo gražiam gyvenimui arba sukurti gražią figūrą arba skausmą, tai reikės daug padirbėti su savim, kadangi ten, kur mes nukreipiam savo dėmesį arba tai į figūrą arba tai į skausmą, ten mes nukreipiam savo energiją, o mums reikia tai nukelti savo energiją į gražų naują gyvenimą. Pirmieji žingsniai bus sunkus, bet kūnas atsimins. Tai bus sunku, o paskui, kai išmoksi tai praktiškai naudoti, viskas bus lengviau ir geriau. Visas kūrybos procesas prasideda tada, kada tu atsijungi nuo to, kas tau yra įprasta. Pas tave pasikeičia bangos, tu visas tai, ką žinai, savo tą banką
atminties senas tu naikini, padedi, statai naują ryšį su kvantiniu lauku ir susijungia su kvantiniu lauku, nugalėjęs savo kūną, pakeitęs savo mintis, iš kvantinio lauko tu gausi viską. Štai toks yra kelias į kvantinį gyvenimą, į kvantinį lauką. Ir tam nereikia būti budistu, vienuoliu. Toks 21 amžiaus yra veiksmų planas. Daugiau papasakosiu kitame video.